Tai va, šiandien ta diena. Kai važiuosim kelias padarinėti. Labai gerai atrodo viskas, narcizai, tulpės, darbai vyksta. Nu va, derlius. Prekiausim prie Gariūnų depo. Ką jūs te galvoji apie mūsų prekybą būsimą? Galvoju, kad bus gerai. Tai va, Turėsim bus daug gerai. pinigų. Labai. Jo, vien pinigai bus, lietus pinigų. Tai va, tokie reikalai. Stalo neturim. Nusipirksim prie depo. Irgi gerai. Kągi. Prie depo nieko nepardavėm. Išvis. Bet nenuleidom rankų ir važiavom iki Rudaminos. Ir per 2 valandas pardavėm pusę. Žmonėm labai patiko. Visi grožėjosi. Smagu. Labai patenkinti rezultatų. Taip? Taip, labai. Tai va. Po pardavinėjimo grįžom į ūkį. Ryte nurinkom didžiąją dalį raudonų tulpių. Ir iškart skleidžiasi geltonas tulpės. Bet, oi, kokios gražios bus. Bet čia jau atidėsim kitam savaitgaliui. Nu, vis tiek. Kažką mėginsim realizuoti, jeigu nerealizuosim, va. Bus sėklos. Labai gražus narcizai buvo. O šita antra partija tulpių bus narcizų lygio gal net ir gražesnės. Šitos karpytos. Jo, tik tai su aukščiu buvo bėdų surišinėti tulpes į puokštes. Nes jos labai jau mažutės buvo. Kažkiek susirišo. Net va šitos tai jau nebus reikalo labai skubėti. Tai jau rinksim gražiausias. Nu, kurios aukštė atitiks ir, nu, kad ir pavyzdžiui šita. Ar truputį ūgio trūksta. Principe jau kaip ir gera. Ir jo, čia jos geltonos, baltas bus tulpės, 2 bus, iš vis maišytas spalva. Va. Aišku, labai norėtųsi pamatyti, kad šitas sužydėtų. Nu, prasiskleis nors kažkiek. Nes šiandien buvo labai karšta diena. Tai ant saulės pabuvusios tulpės labai prasiskleidė. Tai kažkaip tos prasiskleidusios nepatiko pirkėjam. Kelios puokštės tik buvo realizuotos. Su narcizais. Šitie geltoni žiauriai gražus buvo, bet irgi buvo neprasiskleidę, nes dauguma buvo surinktų, nu, va tokių. O realiai atnešęs namo, jeigu palaikai, tai gauni po to va tokį rezultatą. Labai gražų narcizą. Va. Įėjom, trūko vandens, kažkiek palaistėm, truputį atsigavo, reiks dar laistyti. Hiacintų visgi nusprendėm šį savaitgalį nerealizuoti, nors kas įdomiausia, kad jie, nu, auga, nevysta. Tai labai faina, lauke jie daug ilgiau prabūna. Tai naudingiau turėti kaip sodo gėlę, daržo, negu kaip skinta. Tai tiek.